Sveiki, istorinės technikos gerbėjai. Štai ir prasideda 24 metų sezonas, oras iš tiesų yra puikus. Ir mes lankomės, kur mes lankomės? Panevėžyje. Panevėžyje, prašom prisistatyti. Aš Vytautas, dabar jau panevėžietis, buvęs Prienietis. Prienietis. Ir štai šiandien mes esame Panevėžyje, Vytautas turi mums staigmeną. Štai už manęs jūs galite matyti automobilį. Vytautai, toliau žodis jums. Tai yra 86 metų gamybos vokiečių mašina, Audi 100, be jokių raidžių, be nieko. Nu ir aš ją važinėjau 21 metus, nuo 2003 metų. Nuo 2003 metų važinėjot, dabar yra 24 metai, 21 metus važinėjot ir nusprendėt ką? Nu, nusprendžiau, kad reiktų kitos mašinos, nors kitas mašinas daug dažniau keičia, bet aš labai buvau įsimylėjęs šitą mašiną ir tiesiog norėjau tik su ją važiuoti. Nu, dabar jau nusprendžiau atiduoti šitą seną, gerą mašiną vyram iš retro mašinų klubo, o pats nusipirkau kitą. Nu ir va, kaip ir yra norinčių ją turėti ir ją važinėti dar. Kažkiek. Mus stebintis tiek interneto stebėtojai, tiek žurnalą beskaitantis retromanai ir šiaip mūsų veiklą besekantis entuziastai tikrai galėjo pastebėti, kad mes esame gavę ne vieną dovanų automobilį, būtent automobilį. Štai šiandieną mes esame Panevėžyje, kur Vytautas ir asociacijai nori perleisti dar vieną automobilį, tai būtent Audi 100. Štai jūs galite matyti automobilį Audi 100, 86 metų sakėt. Taip? Vytautai, norėčiau paklausti, o kodėl būtent asociacija retromobilė? Nu, man įdomus jūsų darbai, jūsų tokias, kaip norėjimas parodyti senas mašinas naujose vietose, naujose važiavimuose, naujai. Mašinas tas senas. Aš jau truputį per senas, kad galėčiau ją atstatinėti. Yra jaunų vyrų su rankom išaugusiom iš kur reikia. Manau, kad jie susitvarkys ją kas ne taip ir važinės dar ilgai. Tai kitaip tariant, bestebėdamas asociacijos retromobilio veiklą, jūs manote, kad jūs taipogi galėtumėt prisidėti kažkuria prasme prie istorinės technikos puoselėjimo? Nu, tai aš manau, kad prisidedu ir reikės atvažiuoti ir pas jūs. Noriu atvažiuoti jau seniai, bet taip ir neišėjo atvažiuoti kol kas. Nu. Na, kitaip tariant, mes lauksime Vytauto. Automobilį mes žinoma toj jums aprodysime, jūs galėsit pamatyti, tuoj mes pakviesime mūsų vyrmechaniką Vytautą kitą, būtent klubietį, kuris papasakos išsamei apie automobilio pliusus ir minusus. Na, o mes savo ruoštų norėtumėm įteikti padėką Vytautui Liniauskui. Būtent Vytautai, ačiū jums už suteiktą dovaną. Dėkuoju jums už išsaugotą istorijos dalelę. Oho. Ir tai štai, turėkite tokią padėką, žinokit, kad mes jūs įrašysime į mūsų garbės lentą piliečių, kad iš tiesų neatidavė į metalo laužą žmogus būtent automobilio, o perleido istorinės technikos gerbėjai. O čia jums yra žurnalas Retromanai, naujausias numeris, prašom taipogi vakarais pasiskaityti. Ačiū labai. Taigi, dėkojam dar kartą Vytautui ir kviečiame į studiją kitą Vytautą. Vytautai, prašome. Labą dieną visi, labą dieną. Ačiū labai. Na, mano darbas paprastesnis, iš vienos pusės, iš šitos pusės gal netoks paprastas. Eisim šiek tiek aplinkui ir apžiūrėsime dovaną. Pažiūrėsim, kad jau mes iš tikrųjų su Vytautu viską apšnekėjom, apžiūrėjom, tai aš tik tai jums tokią, reiškia, įvadą tokį šiek tiek aprodysiu, apšnekėsim, kas per daiktas, tai gal einam arčiau, kaip sakant, tada visi kartu. Na kągi, kviečiu visus arčiau, apžiūrim tą daiktą. Tai yra Audi 100. Liaudyje vadinama silkė, kultinis automobilis, visi tai žino. Iš tikrųjų tai nesumeluosiu ir nenustebinsiu nieko, nes pavadinės tikrai kultiniu ir ypatingai geru automobiliu. Tai įsivaizduokite, gūdus 86 metai, kai nu, realiai, tai Tarybų sąjungoje, kur mūsų labai susiję, tai gamino visiškus sviedrus, kibirus su varikliais, problemų kratiniai ir panašiai, kur nu, automobilių sunku net būtų pavadinti iš šių laikų prizmės.
Tai atsiradus štai tokiam automobiliui, tai buvo tikras kosmosas. Tai yra, turbūt mes dabar tokio didelio žingsnio negalime įsivaizduoti, įsėdę į, reiškia, seną automobilį į naują, kurį dabar važinėjate ir staiga naują nusipirkat. Tokio didelio atstumo techniškai ir komfortiškai turbūt mes niekada nepatirsim, kai atsirado štai šitie automobiliai. Tai yra minkštas, pakankamai galingas, simpatiškas, techniškai arti tobulumo pagamintas automobilis. Na, šiuo atveju mes turim pačią kūdžiausią versiją. Tai praktiškai turbūt, kaip čia vadinkim, tuščiausias automobilis, jeigu taip žiūrit. Tai nėra taip blogai, tiesiog ir tokių reikia automobilių. Tai yra 55 kW variklis, 1.8 karburatorinis. Nėra nei ABS, nėra nei vairo stiprintuvo. Kas tiems laikams tai buvo visai normalu. Tarp kitko, jau šiek tiek pravažiavau, tai vis tiek vairuoji praktiškai su viena ranka. Tai yra to vairo stiprintuvo nebuvimas. Galbūt ant vietos sukant šiek tiek jaučiasi, o važiuojant realiai tai net nejauti skirtumo. Aišku, stabdžių stiprintuvas jau yra, tai stabdžiai tikrai yra geri. Pasižiūrim po kapotų, gal bus žmonių, kurie norės susipažinti ir dalis, kurie norės prisiminti. Tai čia kaip matot, kokių porą bulvių maišų dar tikrai galim būtų įdėti, ne taip kaip šiuolaikiškam automobilį. Tai yra 1.8 varikliukas standartinis, jis ėjo labai daugumai modelių, tiek Volkswagenų, tiek Audinių, reiškias gana tobulas, nes turėjo paskui ir su įpurškimo sistema, lygiai tas pats variklis buvo. Tai čia yra, kaip matot, įmontuotos dujos, kas normalu, žmonės skaičiuoja pinigus, variklis nebijo dujų, puikiai su jomis važinėja. Taip vadinamas šlanginės dujos, tos paprastos bei purškimo. Daugiau čia ką labai nėra ką pripasakot, prižiūrėti vairo stabdžių stiprintuvas ir kaip ir viskas. Čia kaip ir tuščia, radiatoriukas. Variklis iš tikrųjų mažesnis, buvo versijų su daug galingesniais varikliais, su 2.2 varikliais, buvo 4 varomais automobiliai, iš tikrųjų tai labai žinomas. Jau tiems laikams amortizatoriai, nereikia pagalės, čia pasaka buvo. Tai apie techninį dalį tiek apžiūrėjom, dabar aplinkui, aišku, automobilis, jam yra daug metų. Tai nebuvo automobilis, kuris laikomas brangesnį už žmoną ir jį ten važiuodavo tik į bažnyčią. Šitas automobilis realiai važiavo visus 21 metus, kiek jisai yra Lietuvoje. Pas tą žmogų jisai važiavo ir, kaip matot, yra paveiktas šiek tiek korozijos. Laikas savo duoda. Visgi automobiliui yra daug metų. Taip, kad štai čia iš galo, šitą pusę dar netgi šiek tiek prasčiau teoriškai atrodo. Tai realiai sunku pasakyti, kiek laukia, kokio tai darbo ir kiek mes jį sugebėsim atstatyti ar nesugebėsim, nes tai nėra kažkokia versija, kuri būtų verta bet kokių pinigų investuojama. Tai žiūrėsim, įvertinsim, kai grįšim, viską iš apačios apžiūrėsim, čia dabar neišeis padaryti. Vienas didžiausių privalumų, kad visgi dar galiojanti techninė apžiūra yra. Tai reiškia, mes galim ramiai sau grįžti namo, nereikia tralų, kas reiškia, mums iš tikrųjų labai didelis patogumas. Tai į vidų dar biškį užeinam. Vidus, viskas paprasta. Salonas, kaip matot, pridengtas šitais užvalkalais, juos gal bandysim nuimti. Standartinis mėlynas salonas tuo metu. Šiais laikais žiūrint, šiaip tai bjaurokas, bet tai reikia žiūrėti ne kaip į šiuolaikišką automobilį, o kaip tų laikų standartą. Tai kaip matot, net nėra tachografo, turbūt taip reikia sakyti. Apsukų gaugės yra tik tai spidometras ir laikrodis praktiškai. Temperatūrą rodo. Radielė jau yra šiuolaikiškai įdėta. Tiesa, iš privalumų būtų 5 pavaros, tai yra 5 pavarų greičių dėžė, kas šiek tiek ekonomiškumo priduoda. Tai šiuo atveju tiek. Labai ačiū, kurie žiūrėjote, domitės, kuriems įdomu. Labai tikiuosi, kad pažadinau prisiminimus apie štai šitą kultinį automobilį, kurį
Neabejoju, daug kas yra vairavęs arba šeimoje, kas nors yra turėjęs iš draugų ir visi prisimena tik tai pačiais geriausiais prisiminimais. Tai tiek ir iki malonaus. Na ką, nuvažiavom pirmus kilometrus, realiai tai beveik 10 kilometrų nuvažiavom. Pirmi įspūdžiai, klasika. Išvažiuoji lygiam kelyje, tyliai, ramiai, minkšta plaukia, tiesiog nevažiuoja, tai labai malonus prisiminimai, nes tikrai teko anksčiau važinėti su tokia. Dabar šneka taigi patį automobilį. Metai jau savo vis tiek padarė, jau visas visur, taip, reiškės, tai yra matus, kad daiktas naudoja. Negali sakyti, kad šeimininkas jo neprižiūrės. Buvo prižiūrėtas, jis iki šiol važiuoja, puikiai važiuoja, bet savo metai yra nuvažiavę, jau reikėtų visą važiuoklę žiūrėti, visų, reiškės, variklis puikiai dirba, puikiai trauka, tačiau ant laisvų šiek tiek dreba, jau jisai nenori laikyti laisvų apsukų. Tai va, tai tokių daug smulkmenų, tai čia jausmas pavažiavus. Vairo stiprintuvo nebuvimas visiškai neerzina, nulis. Net nepastebėjau, kad tai nėra. Reiškia, stabdžiai yra puikus, aišku, visą laiką gal mankštinti reikėtų. Tai tokie pirmieji įspūdžiai apie šį automobilį. Va, dar mūsų laukia, grįžta apie beveik 100 km. Jau užsipylėm šiek tiek dujų ir turėtume be nuotykių grįžti. Taip, kad važiuojam.